Labadiena. Mūsų tinklalaidėje Arti tavęs kalbėjome jau apie Nemenčinės miestą. Dabar atėjo metas pakalbėti apie Nemenčinės seniūniją ir gyvenimą jos kaimeliuose. Su manimi šiandien yra Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius bei Nemenčinės seniūnijos seniūnė Valerija Stakauskaitė. Sveiki. Sveiki. Kaip jaučiatės, kaip nuotaikos? Puikios. Puikios nuotaikos, direktoriau. Tai kadangi jau žinot, ne pirmą kartą kalbam, tai tikrai gerai jaučiuosi. Seniūnė, pirmas klausimas, kurį norėčiau užduoti ir beje užduodu visiems seniūnams, tai jeigu būtų proga, kad atvažiuoja svečiai, ar tai iš kažkokio Lietuvos kaimelio, arba iš užsienio, tai kur pirmiausiai tuos svečius nuvežtumėte Nemenčinės seniūnijoje ir ką parodytumėte? Jeigu tai būtų vasara, tai pakvieščiau apsilankyti mūsų Gėlos ežere. Šiaip vietiniai gyventojai vadina mūsų Gėlos ežerą Lietuvos Maldyvais, nes vasarą, kai šviečia saulė, tai vandens spalva įgauna tokio turkūso smaragdo. Na ir be abejo, netgi ir žiemą irgi pakvieščiau į mūsų Gėlos ežerą, nes traukia jisai lankytojus ir žiemą, nes turim sutvarkytą infrastruktūrą, takelį aplink ežerą, suoliukus, pavėsinės. Tai traukos centras yra mūsų Gėlos ežeras, bet iš tikrųjų turime seniūnijoje ir ne vieną gražią vietą. Turime verkiančią olą prie Neries, turime pėsčiųjų beždžionių tiltą per Žeimenos upę, turime nuostabų piliakalnį ir kaip tik šiuo metu yra tvarkomas bajorų Parčevskių dvaro kompleksas, kur yra brovaras restauruojamas, tai manau, kad ateityje tai irgi bus ganėtinai lankytina vieta. Seniūnė paminėjo Nemenčinės piliakalnį. Direktoriau, sakykit, prašau, ar šią vasarą gyventojai gali jau tikėtis, kad šita vieta bus atnaujinta, sutvarkyta ir taps tokia traukos vieta tiek turistams, tiek gyventojams? Ja, tai iš tikrųjų mes siekiam to, kad šią vasarą jau būtų atidarytas piliakalnis. Seniūnė žadėjo organizuoti didelį renginį, tai manau, tų renginių Vilniaus rajone tikrai būna nemažai, bet į piliakalnio atidarimą tikiu, kad atvyks didelė dalis rajono, nes iš tikrųjų tokios vietos jos tampa traukos objektais ir turbūt ne tik rajono gyventojai, ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir užsienio svečiai. O jeigu pajuokaujant apie Gėlos ežerą, tai tikrai traukos centras, nes ir meras ten žiemą maudosi, į eketę lenda, tai tikrai tokia vieta, kur plačiai naudojama. Kalbant apie Nemenčinę seniūniją, negalima nepastebėti irgi, kaip keičiasi infrastruktūra. Kaip pavyzdį galime paimti turbūt Rudausių kaimą, didžiausią gyvenvietę, kur buvo asfaltuotas kelias ir įrengta irgi stovėjimo aikštelė. Kokie dar planai, kas liečia infrastruktūros Nemenčinės seniūnijoje? Tai iš tikrųjų planuojam Didžiųjų Kabiškių vaikų darželio priestato statybą. Šiuo metu vyksta projektavimas, taip pat Nemenčinės kultūros centro Kabiškių skyriaus patalpų atnaujinimą, tai irgi vyksta procedūros šiuo metu, yra ten tos visos, kurios reikalingos, kad būtų galima pradėti projektavimą, būtų galima pirkti statybos ten rangos darbus. Tai yra tikrai projektų ir manau, kad jie pakankamai sėkmingai įgyvendinami. Kai rašiausi šiandienos pokalbiui, peržiūrėjau irgi socialinius tinklus seniūnijos ir kelis kartus užkrito man toks komentaras, kur gyventojai nuogąstauja, kad kai kuriuose kaimeliuose yra padidintas leistinas greitis ir tai kelia nerimą. Seniūnija, kokių veiksmų imasi, kad kaimų keliai ir gatvės būtų saugus tiek vaikams, tiek senjorams? Šitoje vietoje gal norėčiau patikslinti, kad tai nėra savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės, tai yra akcinės bendrovės Via Lietuva kelių ruožai, kur tiesiog kreipiamės mes kartu su gyventojais, kad būtų įrengti ženklai ribojantis greitį, taipogi kalneliai, plato, nes pergyvenam už saugumą gyventojų. Iš tikrųjų, mes turim tą specifiką, kad daug kelių Vilniaus rajone priklauso Via Lietuvai.
Tai ir kyla tada klausimų su jų priežiūra, su saugumo priemonių įrengimu ir su sprendimu, tuo pačiu prieimimu, kaip, tarkim, padidintas leistinas greitis ir panašiai. Tai neišimtis yra ir Nemenčinės seniūnija, kurioje irgi keliai kai kurie priklauso Via Lietuvai ir tuos sprendimus priimam ne mes, bet tikrai bendradarbiaudami su šitą instituciją ir bandydami atliepti gyventojų poreikius, inicijuojam tos klausimus ir kreipiamės, kad tie sprendimai būtų kažkokie vienokie ar kiti rasti. Direktoriau, ar yra tas dialogas tarp savivaldybės ir Via Lietuvos? Aš manau, kad yra ir paskutiniu metu mes tikrai bandom taip glaudžiai bendradarbiauti, matom, kad kai kuriais atvejais girdimi esam, tai negaliu sakyti, kad turim didelių problemų. Žinoma, kadangi esam skirtingos institucijos, turinčios skirtingus biudžetus, skirtingus interesus, tai tų klausimų kyla, bet negaliu pasakyti, kad tie santykiai šiai dienai yra kažkokie keblus. Gerai, sugrįžkim prie poilsių zonų ir viešųjų erdvių tvarkymų. Jau pradžioje paminėjote, kad daug dėmesio tam skiriate, daug darbų yra atlikta. Kodėl šis sritis svarbi jūsų nuomonė, seniūnė? Kai atėjau į šias pareigas, tai užsibrėžiau savo tokius tikslus. Turiu 3 didelės gyvenvietės ir visose norėjau įsteigti būtent tokias zonas, įrengti, kad gyventojai turėtų kur ateiti, kur pailsėti, kur praleisti laiką su šeima, su vaikais. Tai jau dabar Didžiųjų Kabiškių turime skverą, turime Rudausių kaime labiau gal orientuotą į sportą, laisvalaikio zoną, na ir dar belieka mums Eitmėniškį sutvarkyti. Kokie darbai yra numatyti? Atsižvelgsime į gyventojų poreikį, nes čia yra svarbiausias tikslas, nes gyventojai kasdien ten leis laiką. Tai ten yra tvenkinys, tai be abejo sutvarkysim pakrantę, suoliukai, žaidimų, vaikų žaidimo aikštelės, lieptelės kažkoks tai manau atsiras, bet čia jau neatskleisiu, čia jau gyventojų gal paslaptis bus. Tiek seniūnija, tiek savivaldybė, kiek suprantu, stengiasi pritraukti į Nemenčinę seniūniją ne tik poilsiautojus, turistus, svečius, bet taip pat ir mokslo entuziastus. Visai neseniai buvo išrinkta geriausia architektūrinė idėja Europos geografiniam centrui Vilniaus rajone. Direktoriau, gal galėtumėte plačiau papasakoti apie šį projektą ir kodėl šis projektas gali būti naudingas ne tik Nemenčinės seniūnijos gyventojams, bet ir platesnių mastų visam regionui? Žinot, aš pasakysiu, Europos geografinis centras tai nėra vien Vilniaus rajono kažkoks traukos objektas. Manau, kad tai yra strateginis objektas visai Lietuvai ir ilgą laiką šito objekto potencialas tikrai nebuvo išnaudotas. Tai iš tikrųjų mes prieš kelias savaitės atrinkome ir paskelbėme architektūrinės idėjos laimėtoją. Tai šiai dienai jau turime architektūrinę idėją, kaip galėtų atrodyti naujas mokslo ir laisvalaikio pastatas esantis Europos geografiniam centre, kaip ta erdvė visa galėtų būti atnaujinta. Ir tikrai tikim, kad ateityje šita vieta taps traukos objektu, kur iš viso Vilniaus regiono, tai ne tik tai iš mūsų savivaldybės, bet ir iš šalia esančių kaimyninių savivaldybių vaikai galės vykti gauti žinių mokslo srity, bet taip pat manau, kad tai taps tokiu tikrai traukos objektu. Į tą atnaujintą vietą atvyks tikrai ir mūsų rajono gyventojai, ir visos Lietuvos gyventojai. Ir nebejoju, kad užsienio svečiai, dėl to, kad, sakau, šita erdvė, turim tokią viziją, kad tai būtų turbūt viena žinomiausių erdvių Vilniaus rajone ir tikrai garsintų Lietuvą. Tuo labiau, kad šalia turim golfo centrą, kur irgi žmonės vyksta pažaisti golfą ir ten verslininkai turi įvairių kitų idėjų, ką galima daryti. Tai manau, kad ta vietovė bus tikrai labai patraukli
patraukli mūsų gyventojams ir svečiams. Nemenčinės seniūnijos bendruomenės yra gan aktyvios ir aktyviai taip pat dalyvauja savivaldybės dalyvaujamo biudžeto projekte, siūlydamos savo idėjas. Gal klausimas ir seniūniai, ir direktoriai, kodėl svarbu, kad bendruomenės įsitrauktų, teiktų tas idėjas, ką tai duoda tiek pačiai seniūnijai, tiek žmonėms gyvenantiems tose gyvenvietėse. Nes pagrindė tai būtent jie ir naudosis tais visais tom visom privilegijom, kas bus įrengta, tai manau, čia visų pirma turėtų būti atsiklausta bendruomenių. Tai aš gal tai pasakysiu, jeigu kalbant taip biurokratiškai, tai yra vienas iš demokratinio valdymo principų, įtraukti bendruomenės į tai, kad jos priimtų sprendimus dėl savo gyvenamosios aplinkos. Bet jeigu kalbėti žmogiškai, tai savivaldybė tikrai ir seniūnijos stengiasi būti atvira, stengiasi girdėti savo gyventojus. Mes jau turėjom laidą ir apie bendruomenės, kokios jos yra aktyvios. Tai kada tos bendruomenės tampa aktyvios, tada, kada tu jų klausai. Tai vienas iš tų būdų klausyti, įtraukti juos į sprendimų priėmimą ir leisti jiems patiems nuspręsti, ko jie nori savo toj gyvenamojo aplinkoje, kaip jie nori, kad jinai keistusi ir kaip jie nori, kad jinai atrodytų. Tai man atrodo, šita priemonė tikrai savivaldybei, ne tik Nemenčinės seniūnijoje, bet ir visoje Vilniaus rajono savivaldybei leidžia pasiekti žmonės jaučiasi girdimi, jaučiasi, kad savivaldybei ir savivaldybei dirbantiems žmonėms yra svarbi jų nuomonė ir kad tai daroma vardan žmonių, o ne dėl kažkokio vieno ar kito pliusiuko, kad įrengiam vieną ar kitą parką, jį turim, bet į jį niekas, pavyzdžiui, neina. Nemenčinės seniūnijoje yra 100 gyvenamųjų vietovių. Tai galima pasakyti, kad kaip ir 100 bendruomenių yra. Kas vienyje visus gyventojus Nemenčinės seniūnijos? Aktyvumas. Būtent tai, kad jie telkėsi ir kad būtent jie sprendžia, kaip jie norėtų gyventi ateityje, kaip norėtų, kad gyventų jų vaikai Nemenčinės seniūnijoje, kaip jinai, kad keistusi. Tai manau, čia ta aktyvi bendruomenė būtent ir jungia mus visus. Seniūnė, direktoriau, ačiū už pokalbį, ačiū už dalyvavimą laidoje. Ačiū labai. Ačiū Jums. Nemenčinės seniūnija tai vieta, kur gamta kvėpuoja šalia žmonių, o bendruomenės auga kartu su aplinka. Čia buvo Vilniaus rajono savivaldybės tinklalaidė Arti tavęs. Ačiū, kad buvote kartu. Viso gero.